aš vis dar negaliu atsipurtyti to fakto, kad kai Kaune variau į tą Žemaitaičio susitikimą, kur ten prisimenat, ir tas žmogus, kur prisistatęs organizatorium renginio paprašė kameras išjungti. Ir ten apsauginiai ir belenkiek žmonių, literalių penktakolonininkų, šitų paleckininkų vatos. Aš vis dar negaliu atsigauti nuo šito. Tada praeina ten savaitę, sužinai, kad jie ten su mafija susiję, Žemaitaitis yra ten su mafijozai susijęs, dylus daro kažkokius. Tai yra neįtikėtina ir tai yra valdantieji. Kodėl jie yra valdantieji? Nes socdemai juos pakvietė į koaliciją 2 kartus. Aš negaliu tiesiog. Ir tada jie diktuoja vat, ir dienotvarkę, ir metus mes vien tik apie tai kalbam realiai. Ir tada jie dar socdemų balsus pyzdina realiai, ir jų reitingas išsilaiko ir pakyla netgi. Yra neįtikėtina, ką socdemai įjungia, padarė, leido vykti ir toliau leidžia vykti, nes galų galę šitie urodai yra atsakingi už visą šitą. Nemuno aušra, tai jo, jie korumpuoti urodai, visi iki vieno ten. Ar pabėgę, ar buvę nariai, kaip Širinskienė, visi iki vieno urodai. Dauguma jų arba kriminalo kažkokio tai susiję vienaip ar kitaip, arba vata visiška, paleckininkai, aišku, kartu su Žemaitaičiu, kuris visiškas išdavikas. Ta mes pamatėm vėlgi Žukausko dėka su Elno Musko susirašinėjimų istorija. Bet va kokia aplinka, va kokia partija. Ir aišku, Žemaitaitis konstituciją pažeidęs, priesaiką sulaužęs, tai aišku. Tai aišku. Kas antras, ten sąraše iš vis teistas ir, gal ne kas antras, bet. Žodžiu, neįtikėtina. Va čia yra partija, ane? Tada mes stebimės, kad, va čia Žukauskas, žodžiu, aš nežinau. Aš nežinau, tai neįtikėtina man yra, visiškai neįtikėtina, bet nei vienos staigmenos čia nėra. Viskas kaip ir okay, jo, make sense, okay.